Sveiki. Šiandien pakalbėkime apie IT specialistus. Labas, kas prisijungėt. Šiandien pokalbis bus apie IT specialistus. Žodžiu, kalbėsime kaip ir kuom pasitikėti. Žodžiu, sveiki visi mano sekėjai ar persekiotojai, kaip jūs vadinatės. Įdomu čia. Tai žodžiu, laida bus ilga, bet kai kam tai naudinga, kai kam gal nenaudinga. Todėl iš karto pasakau, kad kalbėsim apie IT specialistus, kurie kuria ne tiek svetainės, tiek reklamą ir viskas, kas susiję su internetiniu verslu. Kodėl mums tai turėtų rūpėti? Ogi todėl, kad šiai dienai labai svarbu kiekvienam verslui turėti savo internetinę svetainę ar nors socialinį tinklą, kad galėtume egzistuoti ir nesvarbu, esate didelė įmonė ar mažas prekeivis, jei norite šių internetinių pagalbininkų, jūsų prekyba ar paslaugos, jei neturėsite šių internetinių pagalbininkų, jūsų prekyba ar paslaugos paprasčiausiai merdės. Bet jeigu jūs tinkamai pasirūpinsite reklama internete ir kitais internetiniais įrankiais, tai nesvarbu, kad jūsų ofisas randasi Rusijoje ar užkampyje. Nesvarbu, kad jūsų ofisas randasi aukščiausiame aukšte nei jūsų konkurentų. Ir iš viso praktiškai įrodyta, kad žmonės perlips per viršų per tą pačią prekę, be reklamos ir ateis nupirkti jūsų reklamuojamą prekę, net brangiau. Kad tai įsitikintumėte, galite paprasčiausiai pabandyti patys. Jeigu aišku turite tokias prekybinės sąlygas. Lentynoje akių lygyje padėkite prekę su užrašu akcija ir parašykite kainą, pavyzdžiui, 3 kartus brangesnė 15 eurų. O pačioje apatinėje lentynoje prie žemės padėkite tokią pačią prekę ir parašyti įprastą kainą 5 eurai. Ir pamatysite, kad tų prekių su perdėta kaina akių lygyje parduosite ženkliai daugiau nei apatinėje lentynoje, kur yra reali kaina. Čia ne mano išmąstymas, čia statistika. O kad tinkamai reklamuoti, papasakosiu, kaip mus apgaudinėja specialistai, kurie išmano šį darbą ir taip pat mus apgaudinėja net pats internetas. Na, tiksliau ne internetas, bet, tarkim, reklamuotojas. Labas, kas prisijungia. Pasirinkti tinkamą specialistą šiai dienai taip pat yra labai sunku. Nes daugelis, kas išmano šį darbą, plėšia didelius pinigus ir pasitaiko, kad net netiksliai neišmano savo darbo ir nepadaro tinkamos reklamos, per ką nukenčia jūsų piniginė. Būtent kaip tai vyksta. Ogi tarkim, užsakykite reklamą dėl savo prekių ar paslaugų, nesvarbu dėl ko, bet jums padaryta reklama nenukreipta būtent į jūsų norimą klientūrą. Ir jūs matote, kad lankytojų srautas yra didelis, bet pelnas ar paslaugos nedidėja. Kodėl taip vyksta? Tai paprasčiausias atsakymas. Klientai pagal reklamą lankosi ne iš jūsų regiono, gal net ne iš jūsų šalies. Ir net gal nemoka tos kalbos, kuria yra jūsų svetainė. Taip pat gali būti, kad botai lankosi jūsų svetainėje ir daro ne naudą, o tik valgo jūsų pinigus. Kas gali tokią šunybę krėsti, sakysite jūs. Ogi jūsų konkurentai tai gali daryti. Tad šiandien pabandysiu paaiškinti
plačiau apie tai. Kol aš to nežinojau ir aš išleisdavau daug pinigų bereikšmėms reklamoms, mano svetainės patekdavo net nepatekdavo į 10 puslapį ir išvis būdavo sunkiai randamos. Tačiau šiai dienai aš kaip savamokslis gal ir negaliu paaiškinti, kaip viską padarau, tačiau mano svetainės be didelių išlaidų greitai kyla į pradinės vietas, į pralenkia net didelės investicijas turinčias įmonės. Tai pabandysiu. Paaiškinti, kaip jūs galite jau nuo rytojaus padidinti savo reklamos efektyvumą ir sutaupyti pinigų. O jei pats to neturite laiko daryti, pasirinkite tinkamą specialistą, kuris dirbtų už sėkmę. Taip pat galite bandyti kreiptis ir į mane asmeniškai. Tai pradėkime nuo to, jei esate nedidelė įmonė, jums gali užtekti reklamos ir tik per socialinius tinklus, tokius kaip Facebookas ar Instagramas. Bet nepamirškite, kad būtiniausiai reikia pradėti nuo internetinės svetainės, kurią mes kūrėme nemokamai. Jūs tik susimokėsite už domeną ir hostingą. Kas yra domenas? Domenas yra svetainės pavadinimas, pagal kurį galės jūs atrasti. Kas yra hostingas? Hostingas yra vieta, kur talpinama jūsų svetainė ir jūsų visa informacija. Todėl tie du dalykai yra būtini, kad jūsų svetainė egzistuotų. Jie yra nebrangus, domenas ten kažkur tai nuo 2-3 eurų metams, hostingas kažkur tai bus nuo 30 eurų metams. Reikia pirktis metams, kad nepirkinėti kas mėnesį. Hostingas parduodamas tik tai metams, ne hostingas, domenas. Na, o toliau pereikime prie rimtesnės reklamos Google Ads. Ir aš pabandysiu jums paaiškinti 3 pagrindinius Google Ads reklamos punktus, nuo kurių priklauso jūsų sėkmė. Pradėkime nuo to, kam reikalinga ši informacija. Pirmoje eilėje tai turi rūpėti visiems verslininkams, kuriems rūpi jų pelnas ir tam tikslui nešvaistyti savo brangaus laiko. Antra, reklaminėms įmonėms, kurios užsiima reklama ir po šios informacijos galės duoti daugiau naudos savo klientams. Ir trečia nauda bus naujokams, kurie bando pradėti šį reklamos etapą su Google Ads. Pradėkime nagrinėti, kas yra Google reklama. Žmonės tai supranta paprasčiausia, kaip lankantis internete, jums yra rodoma reklama ir įvedus tam tikrą paiešką, randate tam tikrą daiktą ar paslaugą. Iš tikrųjų, Google reklama yra rodoma ir YouTube, Facebook'e ir daugybė kitų internetinių puslapių, kurių yra milijonai. Taip pat Google partnerių svetainės. Todėl, kai mes kalbame apie Google Ads, tai yra labai platus reklamos tinklas ir didelės galimybės kiekvienam reklamuotojui. Kai kas mano, kad jų versle neveikia šį reklama. O aš bandysiu paaiškinti, kaip reikia tinkamai reklamuotis ar reklamuoti savo klientą. Kaip veikia Google Ads reklama. Reklamuotojai tai yra, mes nustatome, kam, kur, kada ir už kokią kainą rodyti reklamą. Mes turime įvesti raktinius žodžius pagal verslą, kad mums būtų atrenkami tos srities klientai, kurie atitinka mūsų verslą. Taip pat būtinai turime nurodyti maksimalią sumą,
už kiekvieną paspaudimą. Labai svarbus dalykas Google reklamoje. Mes mokame už paspaudimą, ne už parodymą reklamos, o būtent už paspaudimą ant jos. Mes nemokame pinigų nei už mėnesį, nei už peržiūrų skaičių, mes mokame tik už paspaudimą. Čia toks gal truputį sąžiningiausias reklamos būdas, kad moki pinigus ne už tai, kad kažkas pamatė tavo įdomų filmuką apie jūs, bet būtent moki už tuos klientus, kurie susidomėjo jūsų siūloma preke ar paslauga. Ir tai reiškia, kad jūs mokate pinigus tik už jums tikslingus klientus. Kas vyksta toliau? Ogi toliau sukūrėme reklamą pagal savo temą ir Google surenka visus reklamuotojus. Google surenka visus reklamuotojus, kurie sukūrė tokią pačią reklamą pagal jūsų vietą, nes jūs tikrai nebūsite vienintelis tokios srities tiekėjas ar specialistas toje vietoje. Todėl Google visus surenka į vieną vietą. Ir kai klientas Google paieškoje įveda paieškos žodį pagal jūsų sukurtą reklamą, Google parodo visus, kurie yra toje vietoje. Aukščiausiai sąraše stovės tie, kurie sumokėjo brangiausiai už reklamą. Bet neskubėkite nusiminti. Vėliau papasakosiu, kaip jūs galite padaryti, kad jūs mokėsite už reklamą mažiau, o jūsų puslapis stovės aukščiau. Pirmose gretose. 2002 metais, kai atsirado Google reklama, buvo svarbiausias veiksnys raktiniai žodžiai. Ir visiems norintiems save pakelti į aukštesnę poziciją užtekdavo raktinių žodžių. Ir tai buvo pagrindas parinkti teisingai raktinius žodžius. Tačiau paskutiniu metu daugelis žmonių pradeda nusivilti ir kalba apie tai, kad Google reklama neveikia. Kažkas keičiasi, darosi brangiau ir blogiau veikia. Ondrius klausė iš TikToko, kur Landsbergis? Pabandykite įsivesti į Google, kur Landsbergis, ką parašys. Arba vėliau aš pabandysiu įvesti. Dabar darau reklamą, po reklamos pabandysiu įvesti į Google, kur Landsbergis. Pažiūrėsim, ar Google žino, kur Landsbergis ar ne. Tai toliau skaitau. Iš tikro, nuo 2020 metų pabrangimas yra akivaizdus. Panašiai 8 kartus pabrango paspaudimas. Ir tas akivaizdžiai jaučiasi kiekvienam. Ir Google pastoviai brangina savo reklamą. Kad suprasti, kaip Google veikia, dabar mums reikia suprasti, kas vyksta pačioje Google'ės kompanijoje. Tai reiškia, mums reikia viską sužinoti apie Google. Ir paėmę Google'ės pajamų statistiką, akivaizdžiai matome. 86% Google'ės pajamų ateina būtent iš reklamos. Likusieji procentai iš kitų Google'ės šaltinių. O Google'ės pelnas 100% yra būtent tik iš reklamos. Iš kitur jie pelno neturi. Dabar apžvelkime instrumentus, kuriuos mums duoda Google, kaip reklamuotojas. Paimkime ir išsiaiškinkime, ką mes galime iš tų įrankių panaudoti, kad pritrauktume tik mums reikalingų klientų. O tam, kad mums suprasti, ką panaudoti mums reikia žinoti, o ką Google apskritai žino apie mūsų klientus. Google turi nemokamą elektroninio pašto dėžučių puslapį, kuris yra pats didžiausias pasaulyje. Ir mes kiekvieną dieną tikriname paštą, rašinėjamės ir taip toliau. O Google visą tą mato ir renka informaciją, ką mes perkame, ką parduodame, ką rašinėjame ir panašiai.
visą informaciją Google renka. Ir visą šią informaciją Google registruoja. Aišku, tai vyksta anonimiškai, tačiau visa informacija Google yra žinoma. Taip Google iš mūsų elektroninių paštų surenka visą informaciją, kuom mes domimės, ką perkame, ką prekiaujame ir panašiai. Dėka Google žemėlapių apie visus konkrečiai renka informaciją, kur gyvenate, kur dirbate, kuom užsiimate, kur atostogaujate, kaip dažnai. Apie jūsų atostogas galima spręsti ir apie jūsų pajamas. Taip pat, kur būnate, su kuom susitinkate, taip pat Google visą tą informaciją renka. Ir kaip reklamos davėjas gali tai išnaudoti, kad jums suteiktų tikslingą reklamą. Toliau jūs naudojantis Androidais, Google taip pat mato, kokias programėlės jūs naudojate ir kuom domitės. Ir visą tai kaupia apie jūs informaciją. Kaip mes ko nors ieškome Google, jį iš karto išskaičiuoja, kas mus supa ir kaip gali mums padėti. Ir mums atrodo, kad Google apie mus žino daugiau nei mūsų patys artimiausi žmonės. Ir tai yra tikra tiesa. Nes mums, kas tik benutiktų, mes informacijos ieškome. Kur? Aišku, pirmoje eilėje Google'e. Tai va, paieškokite apie Landsbergį informacijos Google'e. Norime kur nors nukeliauti, klausime Google'ės. Norime bet ką nusipirkti ar parduoti, viskas tik per Google. Ir visą tą informaciją mes galime naudoti tikslingai reklamai. Ir jeigu kas nors sako, kad nesinaudoja Gmail, nesinaudoja Androidų, nesinaudoja Google, bet vis tiek jis kažko tai naudojasi, kuris yra Google partneris ir informacija apie jūs yra surinkta. Ir jeigu nieko nesinaudojate, Google analitikas yra 89% internetinių svetainių pasaulyje. Ir kokiame saite jūs besilankytumėte, Google žino viską, ką skaitėte ar ką kitką veikite. Dėka to mes kaip reklamuotojai taip pat galime pasinaudoti tą informaciją ir pasiūlyti prekę ar paslaugą būtent tikslingam klientui. Ir mums tai, kaip reklamuotojams, 99% labai geras įrankis. O didžioji reklamuotojų įmonių vis dar užsiima 2002 metų raktinių žodžių parinkimu. Ima 2006 metų knygą, skaito ir daro tipo labai gerą reklamą. O kur Google surenka mums informaciją ir pateikia ant lėkštutės tiesiai mums į rankas, tiesiai į panosį, mes to nematome, ignoruojame tai. Šiai dienai oficiali statistika. Google dvigubina dirbtinį intelektą kas 3 mėnesiai. Dvigubina, įsivaizduokite, kas tai per jėga. Jei anksčiau buvo raktinių žodžių atradimas, tai dabar jau tas yra praeitis, tai nebeveikia. Tai pagalvokime ir pereikime į naują lygį. Ne tam, kad tai reikia Google'ai. Ne, tai reikia mums, kad taupyti pinigus reklamai ir uždirbti savo kuo daugiau. Jei kalbėti apie šiuolaikinį pasaulį, tai negalime naudoti įrankių, kurie buvo sukurti 2002 metais. Ir jie nebuvo tobuli. Tai tas pats, kai kalbėti apie statybas, turint visą naujausią techniką, ekskavatorius ir taip toliau, bet pamatus eiti kasti su kastuvu. Na, pripažinkime pagaliau, kad pasaulis ženkliai keičiasi. Ir tie, kurie nespėja su juo keistis, praranda ne tik savo pinigus, bet ir klientus.
Šiai dienai Google pats stipriausias ir didžiausias dirbtinis intelektas pasaulyje. Pasaulyje pats didžiausias. Nežiūrint į tai, kad yra ir kitų galingų dirbtinių intelektų, aš turiu omenyje reklamos intelektas, pats galingiausias pasaulyje Google'as. Jei kalbėti apie dabartį, tai Google reklama veikia pagal išskaičiavimus. Todėl tai turi suprasti kiekvienas verslininkas, kiekvienas programuotojas. Ir kol jie to nesupras, nebus tikslingos reklamos, bus tik tai vėjais paleisti pinigai. O jei teisingai viską darysite, jūs reklamai skirdami kasdieną po truputėlį savo laiko galite uždirbti kaip minimum 10 kartų daugiau. Kaip jums tai skamba? Įsivaizduokite savo pelną per dieną ir jį padauginkite iš 10. Tai paprasta matematika. Ir nesiduokite daugiau vedžiojami už nosies. Kai kas aišku, čia man prieštaraus ir sakys, aišku, čia nesąmonės, viskas priklauso nuo sėkmės, priklauso nuo gyvenamosios vietos ir panašiai. Tik tokia parašė konservatoriai geriausia partija LT. Gali būti, jeigu jie būtų geri, bet partijos, kaip žinot, Lietuvoje visos yra kenksmingos, todėl kaip jie geriausiai iš kenksmingų, jo, teisingai. Jie patys geriausiai iš visų atliekų patys geriausiai. Kas man belieka atsakyti? Aišku, tik palinkėti jam sėkmės, nes man reikalinga ne sėkmė, o būtent tikslinga į klientą nukreipta reklama. Ir tada sėkmė pamačiusi, kad tai veikia, pati ateis pas mane. Suprantat, apie ką aš kalbu. Šiandien paanalizuokime 3 paslaptis teisingos reklamos. Visų pirma, kodėl 90% reklamuotojų negauna pelno iš reklamos. Tai yra pagrindinė problema, nes reklama nenuteikta į tikslinį klientą. Aš pamenu, net man pačiam tai buvo nutikę kokiais tai 2008 metais. Tiksliai nepamenu, bet kažkur panašiai. Važiavau automobiliu ir pasibaigė benzinas, kaip sakome, nedatraukiau iki degalinės. Ir kaip manot, aš iš karto į Google įsivedžiau, kas gali atvežti benzino. Ir iš karto radau. Paskambinau, sakau, reikia privežti 5 litrus benzino. Ar galit? Atsako, be problemų. Sakykite adresą. Na, aš jam papasakojau adresą. Jis sako, man čia apie 200 km važiuoti. Tai va, sandėris įvyko, o už reklamą tai pinigai buvo nuskaityti, nes aš jau paspaudžiau, kad pamatyti kontaktinį telefoną. Tai reiškia neteisingai nukreipta reklama. Google dėl to nenukentėjo. Ir reklamos kūrėjas taip pat nenukentėjo. Tik užsakovas šiuo atveju nukentėjo. Pamastykite apie tai. Ir dar tokias klaidas reklamos Google seka ir skiria jiems nuobaudas, per ką jų paspaudimai pabrangsta ir reitingai krinta. Tai reiškia, nesvarbu, kad jūs brangiai mokat, vis tiek jūsų svetainė nekyla į 5-tuką. Google šiai dienai renka informaciją apie reitingus, kur daugiau žmonės lankosi. Ir nesvarbu, kad ta įmonė moka mažiau už reklamą, tačiau nuo didelio kiekio paspaudimo Google uždirba daugiau. Ir tokiu atveju svetainės, kurios moka brangiau už paspaudimus, vis tiek nusileidžia žemiau. O kuo svetainė aukščiau, tuo Google duoda didesnę nuolaidą paspaudimui. O jei reklama nekokybiška, tai Google duoda net nuobaudas ir jums už paspaudimus tenka mokėti žiauriai daugiau nei kitiems. O tie, kurie padaro gerą reklamą Google, duoda jiems geras nuolaidas. Norint, kad jūsų verslas pastoviai stovėtų viršūnėje, reikia pastoviai dirbti tiek su svetainė, tiek su reklama ir nors nedaug laiko per dieną skirti dėmesio.
bet vis tiek judėti reikia. Todėl tie, kas mokate didelius pinigus už reklamą, atkreipkite į tai dėmesį ir pamastykite, ar jums nereikia nieko keisti. Antroji paslaptis. Kaip per dieną paleisti reklamą, kad duotų grąžą iš karto. Ko reikia, kad duotų grąžą gerą reklama? Pirmiausiai, aišku, raktažodžiai pagal jūsų poreikį. Paskui sukurti pagal jūsų atitinkamą reklamą, pridėti skelbimą ir nukreipti į teisingą svetainės puslapį pagal kuriamą reklamą. Tam tikslui yra du keliai. Pirmas, tai standartinis, kurį tikriausiai naudoja didžioji dalis visų reklamuotojų. Tai surasti kiek galima daugiau raktinių žodžių ir per prievartą kuo skubiau paleisti reklamą. Toliau sudėlioti pagal kategoriją žodžius, surašyti skelbimus pagal kategoriją, sulaukti patvirtinimų ir daug kitokio vargo. Paskui pagal grupės reikia sukurti dar be galo šablonų. Ir visas tas darbas užima begalybę laiko. Mėnesį gal ir daugiau. Ir visas tas darbas veltui. Jis niekam nereikalingas. Tik tiek, kad turėtumėte darbą ir uždarbį, o reklamos užsakovas naudos negaus. Ir tai daro apie 98% pasaulio reklaminių firmų. Ir privatų žmonės greičiausiai, ir jūs taip pat darėte. Įsivaizduojat, 98% daro, ką daro? Valgo jūsų pinigus be naudos. Ir ką iš to gauname? 80% raktinių žodžių turi mažus parodymus. Tarkim, jūs 2 savaitės rinkote raktinius žodžius, o Google sako, jūsų laikas praleistas veltui ir 80% raktinių žodžių Google paprasčiausiai atmeta ir išliko tik 20%, pusė. Pusė iš to 20% neatneš jokių pardavimų. Tai pusė tik tai pritrauks klientų ir tas skaičius gali būti labai mažas. Ir tai rodo, kad mėnesis ar kiek laiko praleistas tik tam, kad dirbti be naudos. Šis būdas yra standartinis. Savų laikų net mokyklose, kurios mokino kaip kurti reklamas, naudojo būtent šį metodą. Šis metodas praeitis, todėl pamirškite jį. Dabar papasakosiu apie kitą būdą – greitai paleisti reklamą. Šis būdas toks pats, kaip ir pirmasis įprastinis, tik tiek, kad mes visą tai dirbsime kitokiu būdu. Pirmas, kur mums reikalingi surinkti raktiniai žodžiai, mes paleidžiame reklamą su pačiais karščiausiais raktiniais žodžiais. Nerenkame tam 10 ar daugiau tūkstančių žodžių, užtenka keletą konkrečių raktažodžių. Ir po to, kiekvieną dieną, mes pridedame vis po kelis raktinius žodžius. Tai reiškia, net naujokui užteks kiekvieną dieną, nors po 3 ar po pusvalandį per dieną, kad pridėti raktažodžių. Antrame etape mums nereikia kurti daug grupių. Mes pradedame nuo minimalių ir konkrečių grupių. Ir plėčiame, jei tam yra būtinybė. Ir tai įmanoma padaryti per valandą 2. Kadangi nedaug grupių, jums nereikia ir skelbimų daug kurti. Ir kai mes visą tai darome, mes stebėme ir dedame tik sėkmingiausius skelbimus. Vėl trunkam panašiai valandą 2. Ir tas pats mums gaunasi su 4. užduotimi nukreipiamasis puslapis. Ir tai reiškia, kad mums gaunasi greitas reklamos paleidimas ir nereikalinga samdyti brangių darbuotojų. O jei esate darbuotojas, tai tokiu būdu galite sumažinti kliento išlaidas už reklamą. Ir pagal šį būdą per 5-12 valandų pas jūs jau atsiras pirmasis klientas.
O pagal įprastąjį variantą apie 30 dienų jūs tik ruošiatės tai padaryti, kad paleisti į reklamą, o dabar viskas pasileidžia žaibiškai. O pagal antrąjį būdą Google moderatorius automatiškai jau siunčia jums klientus po 5-12 valandų. Ir pagal šį metodą pinigai neišplaukia kažkur tai nežinoma kryptimi, o būtent mokami tikslingai siekiant pelno. Šis būdas išbandytas visame pasaulyje ir jis veikia bet kokioje šalyje. Ir paskutinė paslaptis Google reklamoje. Nors ir jūs viską gerai padarysite, viskas ant tiek sklandu, kad nėra prie ko prisikabinti, vis tiek jūsų pinigai gali nueiti vėjais. Būtent tai gali daryti jūsų konkurentai ar kokie tai sukčiai, kurie paleidžia botus. Tai tokie robotai, kurie spaudžia ant jūsų reklamos. Ir jūs matote akivaizdžiai, kad lankomumas yra, bet grįžtamojo ryšio nėra. Google to nežino ir jai neįdomu, todėl už paspaudimus nuo jūsų pasiima sutartą sumą. Ir tai rimta problema visame pasaulyje. Problema ne tame, kad mes sumokėjome už boto paspaudimą. Ne, problema rimtesnė, nes Google nesupranta, kad čia ne žmogus užėjo. Ir todėl dirbtinis intelektas, matydamas, kad jie gerai registruojasi, pas jūs siunčia dar daugiau tokių botų. Ir per tuos botus jūs galite nesulaukti ne vieno gyvo kliento, nes tokių botų pasaulyje yra daugybė. Net fermos įkurtos, kur yra daugybė telefonų, ir žmogus prižiūri, jei kur nors iššoka patvirtinimo langelis, jis patvirtina, kad tai žmogus. O jūs tuo tarpu žiūrite, kad yra didžiulis srautas klientų, tačiau verslas stovi vietoje. Ir jūs pagal registruotus žmonės skambinat, klausėt, jūs užsiregistravot svetainėje. Jie dievagojasi, kad to nedarė. Iš tikro taip ir yra. Jie net nežino apie tai nieko. Kaip ištaisyti šią situaciją? Nes Google dirbtinis intelektas išmoko siųsti jums botus ir sėkmingai siunčia toliau. Pirmas patarimas. Kaip galima greičiau tikrinti registruotų asmenų tikrumą. Tai yra, žmogus šiandien užsiregistravo jūsų svetainėje, stenkitės kiek galima anksčiau jam paskambinti ir išsiaiškinti, ar tai jis registravo. Tai galima dar padaryti, nustatant reklamą, kad būtų patvirtintas elektroninis paštas. Bet šis punktas labai nedaug kam tinka. Arba reklama užskaitoma po apmokėjimo paslaugos. Bet tai taip pat nedaug kam tinka. Tai dabar padiskutuokime, kodėl Google iššvaisto jūsų pinigus. Google Ads labai mėgsta jūsų pinigus, jie atims iš jūsų visus pinigus ir dar parašys jums ant raudono, kad jūsų sąskaitoje nepakanka pinigų. Jeigu klausysite Google's patarimų arba skambins agentai Google's, tai 100% pinigų išmetimas į balą, nes ten dirba reklamos agentai ir patarinėja, kad kuo daugiau pritrauktų lėšų. Tačiau Google yra pats didžiausias pasaulyje šaltinis, kuris gali pritraukti jums realių ir pinigingų klientų. Nes, kaip ir minėjau, Google per visus kanalus renka apie kiekvieną iš mūsų informaciją. Ir Google's dirbtinis intelektas gali tiksliai vesti pas jūs tik tikslingus klientus. Jeigu jūs teisingai dirbsite su reklama ir stebėsite ją kiekvieną akimirką, tačiau tai praktiškai sunku. Yra naujas būdas, kad neatiduoti Google veltui pinigų, išmokti tai valdyti. Jei susidomėjai ir nori gauti šią informaciją, susisiek su manimi ir aptarsime, kokią kainą aš jums tą informaciją suteiksiu. Ir tada jūs būsite vienas iš pirmųjų reklamuotojų pasaulyje, net šiaip kažkur tai, bet pasaulyje, kurie
nemokės pinigų botams, o turės konkrečius ir mokius klientus. Tai va, tokia reklama šiandieninė. Pasvarstykit, čia yra ne tik naudinga informacija verslininkams, bet čia naudinga informacija ir reklamos gamintojams, tie, kurie gamina reklamą, ir kiekvienam svetainės turėtojui. Nes atrodo, reklama nieko negali padaryti. Paprasčiausiai teisinga reklama padaryta. Mano svetainėje sukurta 3 diena šiandien eina, kiekvieną dieną po 100 klientų mažiausiai užeina. Tikslingų klientų, kurie užduoda klausimų. Taip, lankomumas yra didesnis, bet žodžiu, grįžtamasis ryšys yra neblogas, ganėtinai neblogas. Todėl, kai mes galvojame apie reklamą, mes nepagalvojam, kaip reikia neišvaistyti pinigų. O šiai dienai yra labai daug įrankių sukurtų pagal dirbtinius intelektus ir pagal kuriuos dar kol kas mažai kas dirba. Bet jau po truputėlį, aišku, visi atsibunda, po truputėlį pereina. Tai žodžiu, nebūkite iš paskutiniųjų, pradėkit domėtis kuo anksčiau. Iš to kiekvienas žmogus, kaip sakoma, uždirba pragyvenimui. Visi pirmieji, kas pradeda teisingai veikti, tie nusineša didžiosius pinigus. Ši informacija, manau, kad bus daugam naudinga, todėl lauksiu grįžtamojo ryšio, aišku. Nesvarbu, iš kokios šalies, nesvarbu, kas visiems informacija bus prieinama. Žodžiu, aptarsim visus variantus. Taip, klausimų normalių nerašo niekas. Buvo ten keli klausimai parašyti, bet ne tokie iš viso, žodžiu, ne į temą. Rašo, report 13.13. Išeitum vienas ant vieno su Gabrielium Landsbergiu. Na, matot, išeiti. Kur išeiti vienas ant vieno? Aš nesiskelbiau, kad aš einu į ringą, nesiskelbiau, kad einu ieškoti Gabrieliaus Landsbergiaus. Man šis klausimas praktiškai net ne prie ko čia dabar. Ar išeičiau aš su Gabrieliu? Čia tas pas aš pasakyčiau, ar tu išeitum su kokiu nors va iš Vokietijos, su tuom, ar išeitum muštis ar dar kažką tai į ringą. Tai žodžiu, čia irgi toks nesąmoningas klausimas. Prie ko jis iš viso yra į ringą eiti man? Aš nesiruošiu į ringą eiti. Jeigu man reikės į ringą eiti, aišku, jeigu reikėtų, aš išeičiau be problemų. Bet ar man reikėtų? Donis rašo, kandidatuosi į prezidentus. Tiksliai, kad ne, nekandidatuosiu. Ne. Kaip galima kandidatuoti į prezidentus, tarkim, Lietuvos Respublikoje, jeigu jinai yra nelegitimi, jinai yra pasauliu, pranešta, kad jinai yra nelegitimi, tai kam jie kandidatuoti? Nes jeigu mes kandidatuojam į tą nelegitimę respubliką, mes reiškia ją palaikome. Rašo, ne į ringą išeiti, o į kiemą pastovėti už savo nuomonę, duotum jam žuvų. Na, aš ir į ringą, matot, sakiau, kad nebijočiau išeiti ne tik į kiemą. Žodžiu, aišku, už nuomonę aš su bet kuo išeičiau ir pakovočiau, nekovočiau. Aš savo nuomonę išsakyčiau, jeigu žmogus nepritarė, man nereikia ginčytis, nepritarė, viskas. Tiek aš jo nuomonės neginčiu, tiek mano nuomonės nėra ko ginčyti. Litvin rašo, ką veiki gyvenime? Na, šiai dienai užsiimu reklama internete, reklamuoju
dirbu su reklama internete. Vurga.m rašo, mažiau gerkit, seneliai. Aš kaip tik daugiau geriau, suprantat, reikia į dieną išgerti mažiausiai 3 litrus vandens, bet aš dabar limonadą gersiu. Jeigu norit būti sveikas žmogus ir sulaukti tokio amžiaus, kaip jūs dabar mane seneliu vadinate, aš jumis dar bėgom aplenkčiau. Jūs, man daug 30-35 metų, nespėja eiti man iš paskos, kai aš einu į kalną. Jūs taip pat, su jumis taip pat būtų, todėl reikia kaip tik daugiau gerti, ne mažiau. Ir aš kiekvieną rytą atsikėlęs išgeriu stiklinį vandens, o tai pradedu rytą. Todėl esu ir sveikesnis, ir žavesnis negu jūs, kad atsikėlėt ir negalite išlipti iš lovos. O aš iš lovos išlipu visą laiką su ta koja, pas mane abidvi kojos yra tos, todėl aš išlipu visą laiką su ta koja, visą laiką su šypsena, su gera nuotaika. Ir taip einu į gyvenimą. Ir patarčiau jums taip eiti į gyvenimą, visą laiką su gera nuotaika, su gera šypsena. Ir aišku, padėkit kitiems, nebūtina padėti pinigais, padėkit patarimais, padėkite paprasčiausiai pagodą, padėkite paprasčiausiai pasisveikindami. Dabar mes esam pamiršę tos dalykus. Šamanas klausė, o kaip jūsų dantis? Na, dantis mano, ne visi jau mano, jau kai kurie, aišku, dirbtiniai, daug dirbtinių dantų, jo. Dantis ne visi mano. Pagoda labai veikia, taip, teisingai veikia pagoda. Pagoda veikia labai gerai. Taip, pagoda veikia labai gerai. Aišku, nebūtinai, aišku, ir pagoda, ir šiaip malonų žodžiai kitam, žodžiu, kai padarai kitam gerą ir pačiam jaučiasi kažkaip tai geriau ant dušios, aš manau, kad čia pritars daug kas taip, nes mūsų gyvenime ir taip jau yra labai daug melo, labai daug apgaulės, labai daug neteisybės. Todėl, kai mes padarom kai kam, pasakom kokį gerą žodžių, paskui mums kas nors pasako gerą žodį, yra malonu išgirsti, tai žodžiu. Aš įpratau tiek Vokietijoje gyvendamas, tiek Šveicarijoje, aš įpratau taip maloniai su žmonėm kalbėti, tai žodžiu, į mane čia biškį taip žiūri, žinokit, keistokai. Aš visą laiką geros dienos palinkiu, gerų vakarų ar dar kažką tai žodžiu. Bet žmonės jo ir man palinkia žodžiu. Žodžiu, pas mane yra kultūra kitokia. Dabar randuosi Minske. Klausė manęs, kur randuosi. Randuosi Minske, Baltarusijoje. Tai va, ir į kalėjimą, kad sėdėjau kalėjime, tai žodžiu, kameroj čiaudo kolega, aš iš karto į sveikatą. Tai į mane visi taip iš pradžių žiūrėjo, o paskui visi išmoko irgi. Jau čiaudo vienas ir visi, kaip choras, į sveikatą, į sveikatą. Nu, tik rusiškai, aišku. Tai žodžiu, išmokinau ne kitus žmonės kameroj būti mandagiems. Tai žodžiu, kaip ne veltui ta patarėlė tokia yra, su kuom susidėsi, tom ir pats tapsi. Todėl už ką sėdėjai, nežinau už ką, nes jie patys nežinau už ką mane laikė. Mane laikė čia Baltarusijoje apie pusę metų išlaikė kalėjime, tai žodžiu, greičiausiai laikė už tai, kad nežinojau, ką daryti su manim. Iš tikrųjų, jie taip ir parašė, kad nežinojau, ką daryti su manim, nes Lietuva norėjo mane perimti. Jie prie manęs skambino net kriminalistams, skambino kriminalistams, žodžiu, aš sėdžiu kabinete, mes kalbamės, paskambino iš Interpolo. Sako, dėl Norvaišų skambinom, sako, žinot, jeigu jūs jį atvešit prie sienos, nepaleiskit jo taip, perduokit mums tiesiai iš rankų į rankas.
Tai tie kriminalistai, kai padėjo ragelį, juokėsi man, sako, matai, koks tu esi garbingas, negalima tavęs taip paleisti, prašė perduoti iš rankų į rankas. Tai žodžiu, mes pasišaipėme labai tvarkingai iš to. Aišku, paskui sakė, už mane net pinigus siūlė, bandžiau sužinoti kokią sumą, bet niekas nesako. Tai žodžiu, būtų įdomu sužinoti, kiek čia buvo įvertinta mano galva. Truputėlį persišaldžiau, vėl slogos. Tai dėl ko patinka Baltarusija klausimas. Na, Baltarusija iš tikrųjų graži šalis ir jinai yra panaši kaip Lietuva. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, man labai patogu yra arti Lietuvos. Man kai reikalas yra takš per sieną yra su Lietuvoje, žodžiu. Labai viskas patogu yra. O šiaip iš tikrųjų, žinokit, ir gamta panaši kaip Lietuvoje, nes viskas yra panašiai kaip Lietuvoje. Visas klimatas panašus, viskas. Ir šiaip, kai iš pradžių aš atvažiavau į Baltarusiją, aš buvau pasiruošęs, kad čia bus žmonės tokie, man mama net trusikose įsiuvo kišenės, kad, žodžiu, pinigus susikiščiau, kad, žodžiu, baisų galvojau čia bus, čia apvoks mane. O čia pasirodos čia yra saugiau gyventi negu Lietuvoje. Lietuvoje aš kai pažiūriu, parvažiuoja iš užsienio kažkokie tai užsidirbę kelis šimtus eurų ir, kas mes tokie, mes čia mafijozai, mes pinigų turim. Aišku, jie turi tą dieną pinigų turi. Jie keliasi. Po kelių dienų jie nebeturi iš ko dušios pataisyti, kaip sakoma. Nebeturi iš ko atgal į užsienį važiuoti, bėga skolintis, kad išvažiuoti atgal į užsienį. Tai kodėl tie žmonės nepagalvoja, kad nesikelkite jūs tiek, kas per mes. Reikia būti normaliam žmogui, neparodyti, kad kas per aš, o paskui nebeturi pinigų. Tai žodžiu, ir Lietuvoje daug vyksta tokių muštynių, peštynių. O čia dabar aš per paradą, kaip tik pasakojau, dabar antrą kartą jau buvau irgi nuėjęs į klubus naktinius, tai žodžiu, vienam klube išsėdėjau iki 12, paskui išėjau į striptizo klubą, tai žodžiu, ten išsėdėjau iki ryto 6. Žiūrėjau, kaip mergaitės raito užpakalius ir tai toliau. Aišku, ir pašokau truputėlį ten, pasitaikė, žodžiu, ir pakliuvau, vos nepakliuvau į apgaulių pinklę, bet, žodžiu, susipratau, rašo Servelatas, sveikas prezidentė, labas, aš jau buvęs prezidentas, bet kaip sakoma, buvusių nebūna, ne, bet žodžiu buvęs. Tai žodžiu, buvo tokių situacijų, kad irgi, aišku, yra, bet kad muštynės kokios vyktų, ar dar kažkokie tai, nėra tokių dalykų, ten žmonės eina, užkliuvo tave, kirti eina, užkliūna, atsiprašau ir eina toliau, žodžiu. O Lietuvoje kas dedasi? Nida rašo, tu čia rimtai ar juokini tik toko žmonės? Dar rašo, su Vaitkum susitiksi? Taip, atsakysi dabar, Nida. Aš visą laiką kalbu su jumoru rimtai, todėl į šį klausimą kaip atsakyti aš negaliu. Jeigu kalbėti apie viską, aš kalbu visą laiką rimtai, bet aišku su jumoru. Dabar atsakinėsiu į klausimą dar, kai su Vaitkumi susitiksi. Tai noriu paklausti, ar Vaitkus yra Baltarusijoje, kad man reikia su juo susitikti. Jeigu jis yra Baltarusijoje, gali pasiskambinti, man galiu susitikti, jeigu jis nori susitikti. Man tai nėra kokio su juo kalbėti. Mes kai susitiksim, aš neturėsiu ką jam pasakyti. Man nėra ką pasakyti. Jis yra eilinis tautos išdavikas. Nes
Jis kol dar nebuvo partijos įkūręs, palaukite, ten sakė, neįkūrė dar tą partiją. Bet vis tiek, jis nenori už Lietuvą eiti. Jūs apsigaunat žmonės, kurie palaikot Vaitkų. Nes pasižiūrėkit, iš tikrųjų, aš jį kviečiausi į pokalbis, mes norėjom jį išvesti į gerą kelią, nes jis iš tikrųjų pas mane Vaitkus Minske dabar. Nu tai gerai, tai tegul paskambina man ir susitiksim. Aš nebijau ne vienu, suprantat, man nėra ko bijoti, jeigu jam yra reikalas, tegul pasiskambina, pakalbėsim. Jeigu reikia pagalbos, aš galiu daug jau ką padėti, nes aš čia jau ir pažinčių turiu daug ir, žodžiu, rimtesnių tokių žmonių turiu, kurie, kaip čia pasakyti, kurie ne dėl pinigų draugystę daro, o šiaip žmoniškesni draugai. Todėl pas mane jau draugų tarpas yra padidėjęs, tai pagalbos, nu, kokios man reikia, aš sulaukiu ar iš to, aišku, yra ir tokių, kurie prisižada, visokių pasitaiko visur. Todėl jau esu čia kaip ir vietinis, jau galima sakyti. Nu, jau daug ką žinau, jau daug ką apėjau, daug ką važiavau. Žodžiu, jo, gyvenimas yra normalus čia. Čia buvo dar klausimas, iš ko gyvenu. Tai va, gyvenu iš to, kad dirbu, su reklama dirbu su svetainėm, šiek tiek užsidirbu, tai dar kol kas badu nemirštu. Aišku, nedidelės tos pajamos, bet išgyventi kol kas dar galiu. Kiek ilgai nežinau, tai o gal pagerės, gal pablogės, nes toks tas verslas yra, kad nežinai, kiek tavo užsakovų ir kokią kainą. Nu, kainą žinau, aš neimu brangiai, todėl man kaip ir sunkiau yra. Tarkim, kas ten ima Lietuvoje ar kokioje Europos Sąjungos šaly už tokius darbus, ką aš darau, ima žiauriai brangiai, tai jie savaitę padirbę, jie pusę metų gali nedirbti. Nu, pas mane tokio nėra. Įdomu, ką Vaitkus Minske dirba, ar jis irgi pabėgo iš Lietuvos, ar kaip čia yra, ar atvažiavo politiniais reikalais. Būtų įdomu sužinoti, aišku. Jeigu žinosite, duokit žinoti, jei kas sužinosite. O šiaip, man iš jo asmeniškai nieko nereikia. Dar klausia, kada į Lietuvą atvažiuosi? Na, į Lietuvą aš atvažiuosiu kitais metais sausio ar vasario mėnesį. Tiksliai dabar negaliu pasakyti, reikia žiūrėti į dokumentus, kada aš jau galėsiu atvažiuoti. Man turi pasibaigti tarptautinis areštas ir tada nusirašys mano teistumas, tada aš galėsiu parvažiuoti. Man atrodo, kad vasario 24 ar sausio 24 dieną tai kažkaip. Litvin klausia, kaip kainos Baltarusija? Baltarusija kainos taip, nueikit pasižiūrėkit, kas pas jūs eurais kainuoja, tas pas mus rubliais kainuoja. Panašiai taip. Aišku, kai kas yra brangiau, bet šiaip mėsa tai tiksliai pigesnė yra, nes kas pas jumis eurais, tas pas mumis rubliais. Nes mano, kaip sakoma, mėgstamiausia žuvis tai lašiniai, tai žodžiu, aš mėsą visą laiką pastoviai perku. Ir į tą žiūriu, žodžiu, dešros aš praktiškai neperku, nes aš perku gryną mėsą, nes man labiau tinka mėsą valgyti, negu kad dešrą, į kurią galima pridėti bet ką. Nes čia paklausėm sasiskos Baltarusijos gamybos, klausėm, kas ten tos sasiskotės per sudėtis. Nu, sako, ten yra visa sudėtis, ką be galima sudėti, tai taip pasakė, žodžiu. Jo, mano žuvis irgi lašiniai. Mano mėgstamiausia žuvis lašiniai, taip. Tai žodžiu,
Vat sasiskas tokias valgyti ar kažką dešras, aš ne labiau linkęs jau gryną mėsą pirkti, todėl labiau perku mėsą. Ir aišku, žiūriu ūkininkų parduotuvėse pirkti, neįprastose parduotuvėse, kad vis tiek ūkininkai, jie parduoda dar kažkiek tai tikresnę mėsą, o jau parduotuvėse neaišku, ką gali nusipirkti. Tiek kiaušinius stengiuosi pirkti iš žmonių. Tai žodžiu, kiaušiniai 10 kiaušinių 3,30, 3,50 rublių. Tai žodžiu, apie 1 eurą 10 kiaušinių. Kiek Lietuvoje kainuoja šiai dienai, nežinau. Bet čia tai vat, apie 1 eurą 10 kiaušinių. Manau, kad Lietuvoje panašiai, o gal ir brangiau. Visiškas dugnas rašo. Rašo, kad jis yra lokas, jibanas. Nu, sėkmės tau. O Baltarusija ūkininkų yra. Vilmorius klausia. Taip, yra ūkininkų, yra ir bendrijos. Aš nesu paklausęs, bet yra agrofirmos greičiausiai, va taip. Aš nesu tiksliai įsitikinęs to dalyko, todėl gal aš į tą dalyką neatsakinėsiu. Bet kaip turgus, tai rašo ūkininkų turgus, žodžiu. Tai greičiausiai, kad ten ūkininkai. Nu, šiuo klausimu gerai, kad uždavėt, aš pasidomėsiu, kai sužinosiu, aš tą klausimą paviešinsiu. Nes tikrai dabar man irgi įdomu kilo, kad agrofirmos yra, jo, bet tos agrofirmos irgi, jos daugiausiai tik tai užsiima techniką. Tai greičiausiai, kad ūkininkai nusisamdo, kad jiems apdirbtų laukus, o taip gali būti. Čia reikia pasižiūrėti, pasidomėti. Jo, čia gerą klausimą uždavėt, turėsiu mintyje ir pasidomėsiu, kaip visas tas ūkininkavimas čia vyksta. Aišku, girdėjau, kad ir yra bendrovės, kaip kolūkiai, kad buvo. Todėl yra visokių dar čia tų įmonių. Valstybinės, nežinau ar yra, bet greičiausiai bendrovės tos valstybinės ir skaitosi. Nes jie duoda ir gyvenamus plotus, žodžiu, visai. Litvin rašo, kaip Baltarusės moteris gražesnės, paprastesnės. Na, apie moteris čia, žinot, ilga tema. Nes jo, moteris, kaip čia pasakyti, irgi yra visokios, kaip ir sakiau, jau striptize bare net susidūriau, žodžiu, norėjo apgauti mane, tai žodžiu, bet nepavyko, nes aš nelengvai pasiduodu. O šiaip jo, moteris, miestietės, kaip ir Lietuvoje, jos jau Lietuvoje, kaip ir Lietuvoje, jos jau miesto įpratusios nebegaminti, valgyti, jau pusfabrikačiai eina daugiau, jau sunkoka, jau mąstymas jų yra netoks, visą informaciją traukia iš interneto, žodžiu. Ir nebėra tokių laikų, kai buvo anksčiau. Visi pasikeitė, ne tik moteris pasikeitė, ir vyrai pasikeitė. Aš ten susipažinau su tokia moterim, jinai ieško irgi ten draugo, tai žodžiu, nori susirasti vyrą, tai irgi įpasakojo jinai. Nu, bet jinai ne mano skonio, tai žodžiu, mes su ją tik tai taip pasikalbėjom, iš širdies, kaip sakoma. Tai pasakojo, tai žodžiu, vyrai irgi didžioji dalis, sako, yra nusigėrę, o šiaip žiūri, kad moteris turėtų darbą, kad moteris turėtų kur gyvenamą plotą. Žodžiu, nebėra tokių, kad, rimtų žmonių, kad ateitų ne su ekonominė nauda, o būtent, kad ateitų iš meilės bandyti gyventi. Tai va,
Toks dalykas su moterim yra. Ir, su moterim visur tai sunku, kai yra dabar. Aš manau, tiek Lietuvoje, kad ir yra tų moterų, bet jau visos įprato žiūrėti tik į naudą. Ir tiek su vyrais tas pats yra. Niekas nebenori dirbti, visi tik nori gauti pinigus, bet nenori dirbti. Todėl čia tiek apie moteris galim kalbėti, tiek apie vyrus. Nebėra normalių žmonių, visi daugiau tik žiūri į naudą. Litvin klausė, kokia nuomonė baltarusių apie lietuvius, apie Lietuvą. Na, žodžiu, kiek aš buvau susitikęs, tai pabandysiu, man čia prašau patvirtinti, kad aš, aš čia nepataikau užvesti. O, pagaliau pataikė. Žodžiu, kai buvau parade, susidūriau su saugumiečiais. Tai žodžiu, tie irgi nustebo, kad iš Lietuvos, bet nieko, normaliai pašnekėjom. Biškį tai jiems toks buvo. Biškį buvo toks šokas jiems lengvas, bet šiaip parade mačiau, kad ir ant tribūnos kažkas tai iš Lenkijos laikė lenkišką vėliavą. Na, bet kadangi manęs kaip politiko čia nepriėmė, todėl aš ir iš politikos jau buvau atsitraukęs, nieko nelaikiau. O nuomonės yra, žinokit, įvairius. Daugiau mus palaiko, aš susidūriau bent daugiau žmonių, kurie mus palaiko. Taip, komentarų dievai rašo. Seimas žada priimti įstatymą. Antivalstybininkams bus atimta pilietybė iš tokių vatinių kaip tu. Jo, tai vat, aš džiaugiuosi, kad esu vatinis. Aš vakar apie tą jau kalbėjau. Tai žodžiu, vakarykštės laidos reiškia nematei. Ką aš galiu pasakyti apie tokius? Aš džiaugiuosi, kad esu vatinis. Man ta jų pilietybė ir nereikalinga, tegul greičiau susikiša į gerą vietą. Aš turiu Lietuvos valstybės pilietybę, todėl man Respublikos nereikalinga. Tik dabar dar kol kas paso neturiu, bet dabar čia jau gavau vieną užsakymą, bet greičiausiai dar negavau, kai gausiu užsakymą. Vienu žodžiu, kas norit lietuvišką pasą turėti, 5000 eurų. Nereikia jokių ten nesąmonių, viskas legalu, galioja visam pasaulyje, kaip ir Lietuvos Respublikos. Tai va, kai važiuosiu tam žmogui daryti, pasidarysiu ir savo tą pasą ir turėsiu Lietuvos valstybės pasą, kur nebus pilietybė įrašyta Lietuvos Respublika. Pagaliau neliks nei tavęs, nei visų marazmatinių debilų, galėsite į frontą eiti sliekų kasti. Jo, po to, kai jumis sunaikins, kai jūs ten papūsit kelias dienas, mes tada eisim sliekų kasti. Mes esam pasiruošę tam, nes mes nekariausim. O sliekus jo galėsim paskui eiti kasti, nes po jūsų lavonų ten turės būti nemažai sliekų. Neturėsi valstybės paso. Aš Lietuvos valstybės pasą turėsiu. Aš neturėsiu Respublikos paso. O Respublikos pasas, ką jis duoda? Jis nieko neduoda. Respublikos pasas parodo, kad esi jų nusavybė Respublikos ir viskas. Todėl man tokio paso ir nereikia. Kam jis reikalingas? Jums reikalingas tokiems žmonėms, kurie nesupranta, ką turi rankose. Tokiems žmonėms jis reikalingas. O man jis asmeniškai nereikalingas. Tad pagalvokit, ar jums jis reikalingas. Binkis 2022 rašo, kodėl tik 5000? Na, todėl, kad tiek kainuoja. Petras
Petraitis rašo, ar Žemaitis esi? Taip, esu Žemaitis. Komisaras Sraigius rašo, kas jūs išrinko prezidentu? Na, jeigu jūs dar nežinojot, aš jau nebesu Lietuvos valstybės prezidentu. Vėl rašo komentatorių dievas, neturėsi LT paso. Priimtas įstatymas bus, kad Lietuvos paso vatiniai neturės. Aš dar sykį sakau, Respublikos paso neturėsiu, man jo nereikia. Komisaras Sraigius klausia, o kada buvote prezidentu? Na, nuo 2022 metų iki 2025 metų. Binkis 2022 rašo, o kur gauti tą valstybės pasą? Valstybės pasą galima gauti tik tai per mane. Todėl susisiekit su manim asmeniškai, ieškokit manęs Facebook'e, rasit kontaktus kažkur tai, nes internetas svetainės blokuoja. Todėl susiraskite mane ir žodžiu, ir sutarsime kaip ką. Komisaras Sraigius, o kas jūs išrinko prezidentu nuo 2020 metų? Manęs nuo 2020 metų niekas nerinko, mane išrinko 2023 metais kovo 1 dieną. O 2025 metais balandžio 1, gegužės 1 dieną aš atsistatydinau. Mantas, jo, 5000 ragų kontora. Na, kam ragų kontora? Kam pasas, todėl galvokit kaip norit. Komisaras Sraigius rašo, jūs nesuprantate klausimų, kas jūs išrinko. Lietuvos valstybės žmonės mane buvo išrinkę. Ramūnas Jonutis, čia rimtai, prezidentas? Ne, aš jau nebe prezidentas, aš esu pilietis, Lietuvos valstybės pilietis. Laisvas pilietis. Nebe prezidentas, jau nebe. Nesuprantu klausimą, ar tau sunku šalia tavęs nesuprantančių? Prie ko čia man sunku? Binkis klausia 2022, kiek kainuoja būto nuoma? Na, aš už nuomą moku 800 rublių plus patarnavimai. Internetas mėnesiui 45 rubliai, patarnavimai bus kažkur tai iki 100 rublių. Sveiki. Darkness. Žodžiu, čia dar klausimas, tai pasižiūrėsiu. Papasakite daugiau, kas išrinko, kur surinkot balus, kur statistika ir panašiai. Visa statistika, visi balai buvo surašyti mūsų svetainėse, bet kadangi nuo gegužės 1 atsistatydinau, svetainės išjungiau, todėl viskas yra užlūšinta. Dabar, kam berūpi ta tiesa? Iš viso, kam beįdomu, kad aš nebesu prezidentas, kam beįdomu. Papasakokite daugiau apie Google'ės reklamą. Na, apie Google'ės reklamą aš jau kiek galėjau, tiek išpasakojau. Daugiau kas nori konkrečiai užsiimti tom dalykų.
kaip ir sakiau, susisieks su manimi, ta informacija mokama, aš pasakysiu, kaip, kur apmokinsiu ir, žodžiu, žmonės iš to pralauks pinigų. Na, protingų klausimų nematau, rašo kažkokie tai nevatnikai su aukštųjų mokslų. Binkis klausia, ilgai pragyventumėt už 5000 eurų? Nežinau, kiek pragyvenčiau, čia reikia skaičiuoti, bet kaip Baltarusijoje gyvenant, manau, už 5000 eurų 2-3 mėnesius tai tiksliai ištraukčiau. Nes mano pajamos kažkur tai apie 1500 mėnesių į eurų užtenku, tai žodžiu, su 5000 jau, tai 2,5 mėnesio. Šiaip aišku, galėčiau gal ir pataupyti. Man dabar čia irgi reikėjo pinigų dar kursams mokėti, žodžiu, pats mokinausi, nes viskas kainuoja. Ignas Šrupikas klausė, kiek kainuoja kursai Google? Na, tą temą reikėtų čia gal aptarinėti individualiai, arba aš tą temą tada paruošiu. Čia reikia suskaičiuoti viską tiksliai, kiek kainuoja. Nes kainuoti kainuoja. Šiaip viskas kainuoja, bet įmanoma įpirkti ir atsiperkamumas labai greitas. Nes tarkim, už reklamą labai nemažus pinigus galima imti. Binkis rašo, tai 1,5 metų ištemptum. Na, matot, 1,5 metų ištemptum. Jeigu aš už tos pasus pinigus imčiau, tai jau aš ištempčiau, bet dabar neštų už tos pasus pinigus imu. Todėl neištempsiu aš, nei mėnesių neištempsiu, tai žodžiu, man iš tų pasų pinigai nelieka. Man nuo paso 100 eurų lieka, tai žodžiu, įsivaizduokit, ką aš galiu ištempti. Jo, pasai, teisės, kam reikia vairuotojo, vat. Vairuotojo teisės dar kainos nėra nustatytas, tai žodžiu, kai bus paklausa, pasidomėsiu, dabar kol kas dar paklausos nėra. Jeigu kam reikės, pasidomėsiu, už kiek galima padaryti Lietuvos valstybės teisės. Anksčiau buvo pigiau, dabar bus brangiau, nes kadangi reikės per kitą įmonę daryti. Anksčiau pats štampavau, tai žodžiu buvo pigiau. Petras, su visa pagarba, netyčia išlindai tautietį. Labai gerai, LT kalbi. Gal trumpai apie save gali pasakyti? Aš galiu ir ilgai papasakoti, žodžiu, esu lietuvis žemaitis, esu vienas iš tikrųjų lietuvių, kuris nepalaiko Lietuvos Respublikos užgrobėjų. Todėl dėl politinių priežasčių man padarė, suklastojo bylą prieš mane. Aš gyvenau Vokietijoje 11 metų pragyvenau, paskui gyvenau 2,5 metų Šveicarijoje. Šveicarijoje 2 kartus bandė mane prievartą iš manęs perimti Lietuvos valstybę. Mes įkūrėm 2022 metais gruodžio 26 dieną Lietuvos valstybę, kuri galioja po šiai dieną. Ir žodžiu, buvo bandymai perimti, bet neperėmė, nepavyko. Tai žodžiu, valstybė tebėra kol kas viskas tvarkoje, tik šiuo metu nevykdo
jokios veiklos, nes kadangi žmonėms nereikia Lietuvos valstybės, žmonėms reikalinga tik tai Lietuvos Respublika kol kas, jiems reikalinga Amerikos pinigai, reikalingos paramos, nors Lietuvos valstybė paramas siūlė dar didesnės. Bet dar gavau tokį laišką, kad renka parašus, kad prašys, kad aš grįžčiau atgal į Lietuvos valstybės prezidentus ir vėl užsiimčiau Lietuvos valstybės politiką. Tai, žodžiu, tas klausimas kol kas dar kybo ore ir matysim, kaip čia bus. O Lietuvos Respublika Šveicarijoje prie manęs negalėjau dasikapstyti 2,5 metų, kai dasikapstė, mane užpuolė ten jau. Ir žodžiu, kaip jau užpuolė, iš manęs išėmė visą elektroniką, visus telefonus, visus kompiuterius, filmavimo kameras, ką begalėjau, viską. USB atmintis, dokumentus, daugumą dokumentų, žodžiu. Bet pagrindinius, ką reikėjo, nerado, tai žodžiu, su jais aš pabėgau į Baltarusiją. Ir man netgi ten policininkas toks pasitaikė kalbus, jis pasakė, kad tu nebėg ir tu nepabėgsi, tau šansų nėra, žodžiu, vis tiek su tavim susidoros, bet kokiu būdu. Tai žodžiu, davė suprasti, kad nėra šansų pabėgti. Jo, ir žodžiu, man buvo toks įvykis, kad aš papuoliau į ligoninę. Taip, už ką slapstaisi, atsakysiu paskui į tą klausimą. Tai žodžiu, papuoliau į ligoninę, iš ligoninės grįžęs savo automobilyje, turiu prietaisą, galiu parodyti kokį. Tai va, toks pritaisiukas, ištraukia anteną ir žodžiu, su juo ieškau blakių. Ir savo mašinoje atradau 3 blakės atradau. Žodžiu, ką daryti. Iš karto mašiną pardaviau už pusę kainos perpardavinėtojams ir išvykau iš Šveicarijos traukiniu. Pasiruošęs tik tai lėktuvui, pasiėmęs tik daiktų, kad į lėktuvą įlipti be krovinio. Tai manęs už padirbtą bylą esu nuteistas 1,5 metų kalėjimo. Aišku, ten yra byla padirbta, turiu visus video įrašus, kai buvo apklausa dirbtinai daroma, kai buvo teismas dirbtinai daromas. Ir žodžiu, visi įrašai yra. Vieną įrašą netgi teismo esu patalpinęs YouTube, kitų dar netalpinu, nenoriu, kad užblokuotų YouTube. Paskui kaip nors kur nors patalpinsiu. Tai žodžiu, kai išaiškės jau visa tiesa. Ir matydamas, kad išeities kitokios nėra, sėdau į traukinį ir išvažiavau iš Šveicarijos į Vokietiją. Galvoju, pagaus, nu ką jau, a taip, jau nėra išeities. Tai žodžiu, nuvažiavau į Vokietiją, aplankiau sūnų, aplankiau draugus, giminaičius, žodžiu. Ir priėmiau sprendimą, kad reikia važiuoti į Lenkiją prie sienos, bandyti pereiti pėsčiomis į Baltarusiją. Atvažiavau prie Lenkijos, nusamdžiau mašiną iš draugus, aišku, bet vis tiek brangiai sumokėjau, tai žodžiu, atvežė prie sienos, pereiti neįmanoma, žiauriai sieną saugojama. 2 dienas išbuvau ten ir žodžiu, gerai, nepasakosiu tą trumpai. Žodžiu, paskui iš Lenkijos atsidūriau Estijoje ir su svetimu pasu iš Estijos išskridau į Baltarusiją. Iš Estijos į Lenkiją atskridau, Lenkijoje nesuprato, kad ne mano pasas, iš Lenkijos į Baku nuskridau, ten irgi nesuprato, kad ne mano pasas, atskridau į Baltarusiją ir čia iš karto nustatė, kad ne mano pasas. Tai žodžiu, ir mane iš karto už tai sulaikė. Už tai mane nubaudė, sumokėjau baudą ir tą nurašė man. Bet kadangi nežinojau, ką su manim daryti, tai 5,5 mėnesio išlaikė uždarą. Tai žodžiu, pabuvojau ir ten, žodžiu, pamačiau jų tą gyvenimą.
sunku jį, kaip sakoma, bet viskas gerai pasibaigė. Jo, kodėl Lietuvai neatidavė tavęs? Norėjo atiduoti, vat kaip tik pasakojau, kad prie mano akių net skambino kriminalistams ir sako, atvežkit jį į pasienį, bet nepaleiskit jo, perduokit mums iš rankų į rankas. Tai tie kriminalistai net juokėsi, sako, vat koks tu brangus esi, tave nori perimti tiesiai iš rankų į rankas. Tai žodžiu, na, neperdavė, todėl matomai, kad vis tiek žmogiškumas yra. Čia dar yra žmogiškumas. Aš pasakiau visą situaciją, paaiškinau, kas ir kaip su manim bus, sakau, aš viskas, sakau, jūs atiduodat mane mirčiai, jeigu jūs mane ten atiduodat, nes sakau, aš arba išgersiu, arba suvalgysiu ką nors, arba pasikarsiu, sakau, ten, nes kitokių variantų jie nesugalvoja, sakau. Tai pažiūrėkit, kas dabar sakė su tuom, kas gavosi su, užstrigo dabar pavardė. Na, vėliau atsiminčiam. Tai žodžiu, lietuviai jų kitaip, kaip jie kovoja su tokiais. Jie padaro, kad tipo patys ar apsinuodėjo, ar kažką tai, ir žodžiu, ir žmogus iškeliauja anapilin. Taip pat ir būtų su manim padarę. Aš pasakiau, jeigu jūs atiduodat, tai reiškia, su manim tas pats bus. Tai taip, būtų buvę taip pat kaip ir su Navalinu, teisingai. Tai čia kiekviena šalis taip dorojasi, tai čia aišku yra. Tai manęs Rusija todėl irgi bijo įsileisti, nenori įsileisti manęs, tai žodžiu, čia buvo toks variantas, tai mane nežinojau, ką daryti, norėjau į Rusiją išsiųsti, bet aš jau buvau į Rusiją laišką parašęs, kad esu Baltarusijoje, tai jie irgi ten nežinau kur, bet uždėjo draudimą man įvažiuoti į Rusiją. Kaip dabar, aš turiu laikiną baltarusišką dokumentą, žodžiu, aš manau, kad galėčiau dabar važiuoti su tuo dokumentu į Rusiją. Aš buvau nuvažiavęs, bet negiliai. Tai žodžiu, negiliai, niekas niekur neužkliuvo. Bet jeigu giliau, nežinau. Matysiu, jeigu surasiu laisvo laiko, jeigu surasiu lėšų, gal kartais nušoksiu dar iki Maskvos. Nes čia dabar yra tokie naujas traukinys paleistas, Lastačka vadinasi, 3,5 valandos iš Minsko išlipi Maskvoje. Tai žodžiu, čia praktiškai galima tą patį dieną ryte anksti išvažiuoji, pavaikštai truputėlį po Maskvą, kokias 2-3 valandas ir tą pačią dieną grįžti atgal, be problemų, jeigu tai aišku susiderinus laiką. Tai žodžiu, netgi taip galima padaryti. Ir vėl tas pats klausimas, iš kokių pinigų dabar gyveni? Na, aš užsiimu internetinių svetainių reklama, internetinių svetainių kūrimu, internetinės svetainės, aišku, kurių nemokamai, bet už kai kuriuos kitus darbus pasiimu pinigus, taip pat labai stipriai dirbu su reklama, žodžiu, išmokau, praktiškai ne visai dar išmokau, bet jau apsimokinau, kaip veikia Google Ads reklama, kaip kitos reklamos veikia, sužinojau daug paslapčių, kaip galima svetainę greičiau iškelti į viršų. Na, mano lietuviškos svetainės visos išjungtos yra, o sukurtos svetainės dabar tai tiksliai įjungta yra, jeigu jums eis įeiti būsines angliškai EU.bi. Jį ilgoji Baltarusijos čia. Aš, žodžiu, padarysiu video ir įkelsiu šitą įrašą. Jūs ir įrašysiu svetainę, jūs galėsite pasižiūrėti. Arba šiaip yra vakarykštėje laidoje, vakarykštė mano laida, pasižiūrėkit, yra svetainė parašyta ant galo, tai tiksliai yra parašyta kokia svetainė. Tai, žodžiu, pasižiūrėsit svetainę, sukūriau net rusų kalba per 4 valandas. Kaip tai padaryti įmanoma? Sunku ką padaryti, bet su dirbtinio intelekto pagalba labai viskas greitai darosi, labai viskas tikslingiau darosi, ne taip kaip anksčiau. Anksčiau buvo sunku ką daryti. Dabar daug darbo padaro dirbtinis intelektas, bet niekas žmonėms to nesako, daro ir už tai ima didelius pinigus. Todėl ir yra kainos didelės. Ir žmonėms
kaip čia pasakyti, vilkinamas laikas, kad svetainė čia reikia tiek ilgai daryti. Šiaip iš tikrųjų galima padaryti greitai. Aš darau ant šabloninių svetainių, bet kiekviena svetainė skirtinga yra. Todėl šabloninės svetainės ir reklama eina neblogai. Aš šitai savo pabandžiau reklamuoti, labai neblogai reklama kyla. Ir tai išleidžiu į dieną, užsakiau 2 eurus, moku 2,40 €, nes dar plus dasideda PVM-as. Tai va. Ir didelis lankomumas yra, grįžtamumas neblogas yra, tai žodžiu, klientūra gal padidės, nes daug žmonės teiraujasi, tai žodžiu, čia irgi, kaip ir Lietuvoje, aišku, kas sunkiau gyvena, visi kainas, visi domisi kainas, tai žodžiu, matysim. Tai va. Ir šiai dienai, netgi galiu pasakyti tokį dalyką, buvau tokiuose kursuose, išlaikiau ir sertifikatą, esu Facebook'e įdėjęs, turiu sertifikatą, tai žodžiu, šiai dienai yra daug konkurencijų ir atrodo, kaip čia gali ką parduoti. O teisingai reklamą pateikus, žmonės tą pačią prekę perka brangiau, perlipa per tą pačią prekę, kur pigesnį kainuoja, bet perka brangesnį, nes todėl, kad ten gražiau išreklamuota ir ten gražiai reklama. Tai va, toks būdas labai tikslingai veikia, jeigu tikslingai nukreipta visa reklama į tikslingą klientą. O į tikslingą klientą nukreipti labai sunku yra, bet įmanoma padaryti. Ir kai nukreipi į tikslingą klientą, tada automatiškai ir Google tave palaiko, ir kelia tavo svetainę į viršų, žodžiu, yra daug niuansų. Todėl šią sritimi dirbti reikia su galva, nes šiai dienai dirbtinis intelektas daug kur ką valdo, nes jeigu kur nors kokią klaidą įveli, tu dirbtinis intelektas daug ką atmeta, jis nepatikrins tau ten vienos klaidos, jis išmes ten daugiau, tai žodžiu, nėra paprasta, aišku, bet viskas įmanoma. Todėl visi, kas nori, gali tom užsiimti. Ir šiai dienai, kas norės apsimokinti, aš tada pasižiūrėsiu, kiek ten tos kainos yra. Bet manau, kad kurso kaina kažkur tai svyruos nuo 1000 iki 2000 eurų už kursą, čia pilną kursą, nuo 1000 iki 2000 eurų kažkur tai už pilną kursą, plus gausite ten papildomas knygas, kad jums visą laiką būtų iš ko paskaityti. Aišku, visą informaciją gausit kaip priklauso. Petras Petraitis, 949. Esi drąsus, pasaulį suvoki kitaip, tiksliau suvoki realybę, ar tau sunku tarp to nesuvokiančių. Na, matot, man nesunku tarp nesuvokiančių, aš išmokau tuom naudotis, ant manęs kiek pila srutų, bet aš jas išmokau perdoroti, perdirbti. Ir man iš to aš labiau žydžiu, kai jie mane labiau teršia, jo aš labiau žydžiu. Tai žodžiu, aš džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių. Jie mane palaiko ne tik morališkai, bet ir dvasiškai kelia. Čia reikia išmokti pačiam save įvertinti. Kai pradedi pats save įvertinti ir supranti, kad aš anksčiau blokuodavau komentarus tokius, kad, žodžiu, trindavau komentarus tokius. O paskui supratau, kad man iš jų tai kaip tik geriau yra. Kam man juos trinti? Aš kaip tik paleidžiu žmonėm, tegul žmonės pasižiūri, kas per žmonės komentuoja. Nes didžioji dalis tų žmonių komentatorių taip bekomentuodami net tiek klaidų prirašo, kad, žodžiu, jau suprantama, kas per žmogus rašo. Todėl aš džiaugiuosi, kad mane teršia.
O bijoti aš nebijau. Ko man bijoti? Aš nesu dar senas, nors ir seneliu mane vadina, bet aš nesu senas, apsiginsiu, jei reikės. Be to, gyvenu saugioje šalyje, kurioje Baltarusija šiaip yra viena iš pirmųjų šalių, šiai dienai saugesnė netgi už Šveicariją. Todėl visur pilna kamerų. Mano namas yra apsuptas kamerų, daugiaaukštis namas, aišku. Pas mane kambaryje yra kameros. Tai žodžiu, visur pilna kamerų. Nu bijoti, ko reikia bijoti. Bonkė rašo, vėl tu pradedi. Ne, aš nepradedu, aš tik sakau tiesą. Kodėl aš pradedu? Aš nepradedu. Matot, aš tos tiesos, tai tą tiesą aš turiu skleisti žmonėm. Servelatas rašo, ar gerai moki mechalintis? Mechalintis. Nežinau, ką tas reiškia mechalintis, todėl negaliu atsakyti į tą klausimą, ar aš gerai moku, ar blogai. O politiką aš nieko nepradedu, aš politiką žinau, kokia yra, aš stebiu ją, bet aš šiai dienai nesu politikas, aš tik galiu papasakoti, galiu pasakyti kažką tai, galiu tuom padėti, pagelbėti. Aš informacijos daug turiu, aišku, daug sukaupiau per tuos metus, todėl mechalintis reiškia muštis. Na, aš nesu iš tų mušeikų ir negaliu pasakyti, kad moku muštis. Kažkadaise jaunystėje kažkiek tai mokinausi. Galiu tik pasakyti, kad kai daveda mane jau iki to, esu išjungęs ne vieną. Todėl negaliu pasakyti, kaip aš moku muštis ar nemoku. Aš stengiuosi išvengti muštinių, stengiuosi nesivelti. Kurie politikai šiai dienai Lietuvoje yra normalūs? Servelatas klausė. Na, šiai dienai normalūs politikai. Aš nemanau, kad Lietuvoje, net ir pasaulyje, kur jie yra normalūs, čia jau sunku pagalvoti. Į tą klausimą aš nežinau, čia reikėtų gerai mąstyti, kur dar yra normalūs. Klemensas, geriausias atsakymas, vadinas moka. Darkness, Lenkų rinkimų akcija. Prie ko čia Lenkų rinkimų akcija? Ir prie ko čia iš viso Lenkai? Tai žodžiu, apie politiką kalbėti, apie politikus. Mes esam išreiškę tą nuomonę, kad partijos Lietuvoje aiškiai yra įrodytos, kad jos yra nešančios grėsmę nacionaliniam saugumui. Vėl klausimas, geriausiai tvarkosi ekonomika. Jo, ekonomika geriausiai jie tvarkosi. Taip varo į bašką ekonomiką, kad ojojoj. Klemensas vėl klausė, kieno Krymas? Na, Krymas, kaip ir sakiau, klauskite Google'is, kieno Krymas. Avataras klausė, kam pilietybę atimti norėtum? Aš niekam nenorėčiau atimti pilietybės. Aš neturiu tokias teisės net norėti kažkam tai atimti pilietybę. Todėl to klausimo aš net negalvojau, kam reikėtų atimti pilietybę. Iš viso čia nežinau. Nes kas duoda, kad tu atimsi tą pilietybę? Ką duoda? Nieko neduoda. Jeigu žmogus turi 2 pilietybės, nieko neduoda tas, kad tu atimsi pilietybę. Silvestras, mano draugė, nebandžius į užpakaliuką, labai prašau, kad įkiščiau jai. Ką man daryti? Matot, ką aš galiu pasakyti?
Jeigu eini keliu ir slysti į griovį ir tu pasileisi slysti, tai tu ten gali ir nuslysti. O jeigu tu nepasiduosi provokacijai ir nueisi tiesiai, tai tu eisi tiesiai šviesių keliu ir kaip doras žmogus. Todėl tu pamastyk pats. Nes supranti, čia nėra tokių dalykų, kad tu biški pabandyti. Nėra tokių dalykų, čia yra arba tu darai, arba tu nedarai. Jeigu tu darai, tai jau pavirsi tuo, jeigu nedarai, esi kas ir viskas. Taip, praėjau biški daug klausimų, tai atsisuksiu, pasižiūrėsiu, kas čia dar. Rašo, kad norėčiau, kad Seimas nustotų gadinti mūsų nuostabią šalį. Taip, mes visi, ne visi, mūsų buvo tokių, kur norėjom, mes įkūrėm net Lietuvos valstybę. Bet kad žmonėms nereikia, jie nori, kad Seimas gadintų. Jie nori, kad nebebūtų Lietuvos, jie nori karo, jie prašosi to verkdami. Todėl, ką galiu pasakyti? Ką prašo, tai ir gaus greičiausiai. Servelatas rašo, ar Nausėda geras žmogus, ar Bradega? Na, jis Bradegos vardu tikrai nėra vertas. Bradega, čia yra jau dar žmogus skaitosi, Bradega čia tas yra lietuviškai žodžiais, kad čia būtų valkata, ne? Jis dar, o kodėl jis virto valkata? Gal dėl to, kad jis geras žmogus, jis sąžinį graužė, jis dėl to virto valkata. O Nausėda to nenusipelnė. Jis nenusipelnė net žmogaus vardu. Todėl nežinau, kaip jį pavadinti, net neįsivaizduoju. Aišku, jis yra žmogus, o gal ir antžmogis, negaliu atsakyti į tą klausimą. Bet jeigu jis būtų žmogiškas žmogus, jis taip nesielgtų. Bet jis, reiškia, yra nežmogiškas. Tiek galiu pasakyti. Ir tą gali kiekvienas pasakyti. Lietuvos pilietybė gali būti tik viena lygtai. Kaip suprasti, Lietuvos pilietybė gali būti tik viena. Jeigu Lietuvos pilietybė turi, gali turėti ir kitą pilietybę, jau yra priimtas įstatymas, todėl gali turėti daugiau pilietybių. Silvestras rašo, ten kelias rudas, nešviesus. Taip, aišku, ten kelias rudas, todėl jeigu jau tokiu keliu pasuksi, tai ten ir nueisi. Darkness klausė. Ai, čia Silvestro klausė, matomai. Kokios lyties tavo draugė? Jo, teisingai, gal tavo draugė yra vyriškos lyties. Petras Petraitis, taip. Ar tu žinai, suvoki, kad amerikiečiai keičia tą neteisingą pasaulio tvarką? Tu tą suvoki? Aš tą jau seniai žinojau, aš tą seniai jau sakiau. Aš visiems tą aiškinau, bandžiau įkalti į galvas. Niekam neįdomu. Aš žinau daugiau dalykų, negu kad jūs žinot. Jūs net neįsivaizduojat, ką aš žinau. Bet niekam tas nedomi. Niekam neįdomu. Visi, darbą turim, šiandien gerai yra. Nesvarbu, kad rytoj nebebus kur gyventi, nebebus kur peiti, bet svarbu šiandien man gerai. Marius parašė, ar sutinki, kad Ragelskis būtų tavo prezidentas? Na, mano prezidentas, prie ko čia mano prezidentas? Man prezidento tai nereikia. Aš neieškau prezidento, man nereikia prezidento. Aš ieškojau padėjėjų prezidento, aš neieškojau. Kodėl man reikalingas prezidentas? Ragelskį pakalbinti užklausiu. Pakabinti už kiaušių. Nu, čia jūsų reikalas, už ko kabinsit. Silvestras rašo, mane išprievartavo kunigas per pamokslą bažnyčiui. Gėda pripažinti kažkam. Nu, nereikia eiti į bažnyčią. Bažnyčios kas yra? Aš buvau vieną laidą padaręs, sekmadieninę, kad
Bažnyčios nebėra pamaldos namai. Bažnyčios yra velnio namai. Ten yra didesnis velnynas nei pačioj žemėje. Avatar 108 rašo, konstitucija draudžia turėti dvigubą pilietybę Lietuvoje. Konstitucija daug ką draudžia Lietuvoje, bet viskas yra daroma. Konstitucija seniai yra paminta po kojom ir ji niekam nebereikalinga. Konstituciją žmonės paskaito, paverkia ir viskas. Mačius klausia, o koks jūsų mokslinis išsilavinimas? Na, mano išsilavinimas yra didelis mokslinas. Ten, kur matot už mano nugaros veidrodžius, ten du dideliai veidrodžiai. Ant visų tų veidrodžių sertifikatus gal sutalpinčiau, nes ant metras, ant 80, ant tokios lentos sertifikatai netilpo mano. Buvo sukišti į maišelius po keletą, nes kadangi sutalpinti buvo neįmanoma. Ant tų veidrodžių už nugaros galbūt sutalpinčiau, galbūt, dar net negaliu pasakyti. Mačius parašė, 6 klases per pusę su broliu. Nu jo, Marius gal tik ir yra baigęs. Avataras, ar būsite Lietuvos Lenkas? Prie ko aš čia Lenkas? Aš esu Lietuvos lietuvis. Prie ko Lenkas? Silvestras rašo, kiek laiko reikia šuniui kaulus vilti? Jo, čia geras klausimas. Klauskit Gogulės, kodėl Gogulės neklausit? Marija Ežerskytė, labai gražiai gyvenate, prezidentė. Ačiū. Dar jeigu ne vienas gyvenčiau, būtų dar gražiau. Todėl negaliu pasakyti, kaip šunų kaulus ir kiek virti. Prajuokinat, kartais gerai pasijuokti. Rezidencijos jums reikia, rašo. Nereikia man rezidencijos, aš nebesu prezidentas, todėl rezidencija man nereikalinga, man užtenka paprasto butuko ir viskas yra tvarkoj. Avatar 108 rašo, gal man atrodo lenkiškas akcentas, bet jei klystų, atsiprašau. Na, greičiausiai, kad klystat, nes man sako, čia vietiniai sako, kad lietuviškas akcentas jaučiasi. Aš matot, 11 metų pragyvenau Vokietijoje, 2,5 metų Šveicarijoje, visur naudojau vokiečių kalbą. Ir greičiausiai nuo vokiečių kalbos man tas akcentas atsirado. Todėl, aišku, ir mano kalboje atsirado tokių šveplavimų barjerų kalboje. Ir daugelis netgi maišo su tai, sako, jis nebemoka kalbėti, dar kažką tai žodžiu. Čia gali būti tas variantas, kad maišosi su vokiečių kalba. Jei būtumėt prezidentas, ar eitumėt vis tiek į turgų apsipirkinėti? Taip, be abejo. Suprantat, čia į turgų aš eičiau gal ne pats, gal siūščiau žmoną, gal kaimyną siūščiau, nežinau. Gal ne pats eičiau, gal ir pats eičiau, ką žinau. Bet greičiausiai aš eičiau pats, nes aš esu paprastas žmogus, aš esu linkęs su žmonėm pakalbėti. Nesvarbu, kokias pareigas užimi, visą laiką man patinka su žmonėm pakalbėti, paklausyti jų nuomonę, pasakyti savo nuomonę. Tai va. O apsipirkti tai tiksliau eičiau, kur sveikesnis maistas. O čia, Petras Petraitis rašo, ar tu nuo vaikystės kitoks nei kiti buvai, ar kažkoks buvo lūžis, skausmas, žaibas čia be ironijos. Na,
Aš nežinau, ar aš kitoks buvau, nes aš buvau vienas, jeigu būtumėm dviese, tai galėčiau pasilyginti, ar aš buvau kitoks. Tai žodžiu, aš turiu savo charakterį, turiu savo nuomonę, todėl aš esu pats savimi. Man nebuvo jokių lūžių. Aišku, lūžių visokių buvo, bet kad aš pasikeičiau kažkai, tai gal nemanyčiau, kad tai buvo. Kuo skiriasi lubrikantas nuo vazelino? Google nerašo, ieškojau. Nu, duodat vaizdu. Į turgų kaip į šventę, su nuotaika, būtinai aišku. Galima ir nebūtinai į turgų eiti, galima ir ūkininkų parduotuvėse apsipirkti, galima netgi tiesiai pas ūkininką važiuoti. Aš, pavyzdžiui, Lietuvoje, kai gyvenau, aš pats auginau kiaules ir pas mane ūkininkai atvažiuodavo tiesiai, ne ūkininkai, pas mane kaip pas ūkininką atvažiuodavo tiesiai, žmonės pirkdavo kiaulę tiesiai, žodžiu, susimesdavo arba dviese per pusę, arba vienas pirkdavo, tai atvažiuodavo, mes prie jų akių papjaunam, arba jie pasakydavo, ant tokio valandos atvažiuos, papjaunam, išdarom ir, žodžiu, žmonės pasiima šviežią kiaulę. Ir dabar taip žmonės gali daryti miestuose, kas gyvena, pavyzdžiui, susimeta dviese po pusę kiaulės ir pasipjauna šviežią. Negaila papjauti gyvulėlių. Matot, mūsų toks gyvenimas yra, mes maistą išsiauginam, tai kaip mums galim gailėtis? Mums reikia nesigailėti, nes dabar, skaitykim, jūs auginate cibulaiškius, irgi pjaunat. Ar jums negaila jų pjauti? Jūs patys išsiauginat, bet jūs pjaunat. Taip pat, jeigu kalbėti gaila, negaila gyvulių ar ten kažko, mes juos specialiai auginam, kad valgyti juos. O aš atsimenu tas akcijas, kai žolėdžiai protestuodavo prieš mėsėdžius. Tai žodžiu, kas didesnę žalą atneša gamtai? Я перезвоню. Короче, klausdavo, kas didesnį žalą atneša gyvuliams, ar žolėdžiai, ar tie, kurie žudo gyvulėlius. Tai aišku, kad žolėdžiai atneša didesnį nuostolį gyvūnams. Jie suėda jų maistą, gyvūnai miršta iš bado, jūs įsivaizduokite. Tai va, žolėdžiai yra baisesni už mėsėdžius. Ta atminkite gyvenime. Nu, čia pajuokavimai, palinksminimai. Taip, žiūrime, ką čia vėl rašo. Cibulė ir gyvas padaras du skirtingi dalykai. Nu, ne, cibulė irgi gyva. Я перезвоню. Iš Rusijos skambutis. Ne iš Rusijos, iš Baltarusijos. Lukašenka skambino, bet aš neturiu reikalą, aš kalbu su žmonėmis, man reikia su tautiečiais pasikalbėti. Tai va, tokie tai dalykai su gyvuliukais. Linksmai su jumis pabendrauti. Esu matęs, kaip kaimynas savo bobą ant sienos tvarkė ir arklį pasistojo. Nu, ar tai ką, arklys tai irgi, jeigu mato, ką daryti, nu, tai jis irgi gyvas yra. Robotui gali nepasistoti, arkliui tai turėjo pasistoti. Tai va, todėl Marius, gal galėčiau pas jūs atsivežti butelį išgertume. Aš turiu butelį šaldytuve, galite atsivežti, aš jūs pavaišinsiu, bet aš pats negeriu. Aš pats negersiu, jūs pavaišinsiu. Negeriu, aš pats nebenoriu kažko gerti, pakirėjau gerti. Gal saugumas neleidžia, nežinau. Čia buvo tokių įtarimų, kad 2 kartus bandė nunuodyti mane. Vieną kartą man biškį kliuvo, antrą kartą nukentėjo
vienas nekaltas žmogus, kuris buvo su manimi, tai žodžiu, gali būti, kad nori nunuodyti, tai žodžiu, čia tik įtarimai tai yra, dar nepasitvirtinę, tai žodžiu, matysim. Gal nenuskins. Marius rašo, gal žmona namuose, su ja atsigerčiau. Aš neturiu žmonos, aš gyvenu vienas, todėl yra tik veidrodis, galėsi su veidrodžiu gerti. Galime ir susidaužti, neblogai skamba. Petras klausė, kokiame regione Šveicarijoje teko gyventi. Na, iš pradžių Valės kantone gyvenau, paskui Graubünden. Ten abu kantonai yra vokiškai kalbantis. Aš žiūrėjau į tokius kantonus, kad vokiškai kalbantis būtų, nes aš anglų kalbos nemoku, prancūzų taip pat nemoku, italų nemoku, o jo labiau šveicarų nemoku. Todėl teko rinktis ne pagal norą, kur važiuoti, o pagal kalbą. Kitą kartą neturi išeities, renkiesi jau ne tu, kur nori važiuoti, jau važiuoji, kur gali prisitaikyti. Aišku, buvau ten ir lietuvių sutikęs daktarų, tai žodžiu, pabendravom lietuviškai. Autobusu važiuodamas užleisdavau rusišką muziką iš USB rakto, tai žodžiu, žmonės kiti išlipdami rusiškai atsisveikindavo, tai visokių būdavo variantų. Linksmų, aišku, šveicarai labai malonų žmonės ir labai jie nori plepėti, jie plepalai tai paskutiniai, jie plepa ir plepa, plepa ir plepa, bet ne taip kaip vokiečiai. Vokiečiai, kai bare jie kalba, jie labai šaukia. Bare, jeigu vokiečiai kalbasi, tai ten toks triukšmas, kad net muzikos negirdėsi, ten nėra šansų muzikos pasiklausyti. Šveicarijoje ne, girdėsi ir muzika, ir girdėsi, kad kalbasi, bet negarsiai. Žodžių kultūra jau kitokia yra, nėra vokiška kultūra. Kas tave paskatino pasipriešinti sistemai ir kada? Na, čia geras klausimas. Žodžiu, 2015 metais aš buvau, kažkaip papuoliau į tokį tarpą ir įstojau į partiją Vokietijoje. Ir aš buvau partijos narys Vokietijoje. Žodžiu, važiuodavome į susitikimus ir aš pradėjau pastebėti, kas per fignia ten gaunasi. Aš supratau tą gyvenimą šūdiną, kuris yra iš vidaus. Ten ir supranti žmogus, tada pradedi suprasti, kaip tave durnina politikai. Nu ir kažkaip taip, aš tos metus pabuvau to politikų ten. 2016 pradėjau stebėti jau Lietuvos tas visus įvykius. Ir kažkaip 2017 metais pradėjau jau stipriau į politiką kištis, nes kažkas ten buvo, net nebatmenu, kas ten buvo, bet buvo žiauriai kažkokie nesąmoningi, ten norėjo tą kekšę priimti kažkokius nesąmoningus įstatymus, kad mes net buvom pradėję rinkti ir buvom surinkę 1500 žmonių, kurie būtų blokavę Seimą, prezidentūrą ir nebūtų leidę nei įeiti, nei išeiti iš ten. Bet ačiū Dievui, tada užteko tik tokių pagąsdinimų, buvo tas atmesta. Negaliu pasakyti tas, nes nepasimenu. Ir tai pradėjau po truputėlį, pradėjom bendraminčių ratas didėti, pradėjom galvoti, ką daryti, kaip daryti, tai žodžiu. Buvo toks tai dalykas. Kuri jums aktorė iš suaugusių skirtiems filmų geriausia? Silvestras klausė. Kad aš Silvestrai atsakysiu taip tiesiai šviesiai. Aš net nebežinau, kada televizorių jau esi žiūrėjęs filmą. Manau, kad Šveicarijoje dar įsijungdavo televizorių. Ir žodžiu, bet jį įjungdavo tik tam, kad aš būčiau ne vienas. Aš netgi įsijungdavau kompiuterį, dirbdavau prie kompiuteriaus, televizorius man eidavo. Net negirdžiu, ką jis kalba, aš dirbau prie kompiuteriaus. Todėl, kad aš jį žiūrėdavau, negaliu pasakyti, nes kadangi aš jo nežiūrėdavau.
Televizorius ir aš čia du skirtingi dalykai. Taip. Na, kai dulkinasi, ten tų filmų nebežiūrit. Nei aš anksčiau jų žiūrėdavau. Mane tokie filmai nedomindavo, nes kadangi aš pats dulkindavau, man nereikėdavo žiūrėti, kaip dulkinasi. Jeigu jūs nesugebat dulkinti, tada jums reikia tos filmus žiūrėti. Bet kadangi aš pats sugebėdavau, man filmų nereikėdavo. Aš ir dabar sugebu, todėl man tie filmai net nereikalingi. Reikia dulkinti, o ne filmų žiūrėti. Tik nesakyk, kad moteris nepatinka. Aišku, patinka. Vyrai netraukia. Aišku, moteris patinka, kaip nepatiks. Bet tai, kad žiūrėti, kad ten dulkinasi kinus, tiksliai aš to nežiūriu, nes man tas nedomina. Silvestras vėl rašo, kad turi draugę kažkokią Franceską. Tokie jis sakė, atvažiuos, norėtų pasidulkinti. Jo. Ir ten žiūrėk, jinai paprašys tavęs pinigų, kad pervestum, jai būtinai perves pinigų, didelę sumą, kad neprašytų iš antro kartą. Žodžiu, pamatysi, kaip atvažiuos ir ant kiek atvažiuos. Tokiom pasakom aš netikėjau niekada gyvenime, labiau tuo labiau dabar. Petras klausė. Nu gerai, tada Petrai, greičiausiai tai paskutinis klausimas, nes mes jau per ilgai laiko kalbame. Taip, klausė, tu suvokėjai, jautėjai sistemos neteisybę visada ar praregėjai gavęs kažkokią info ir iš kur? Na, matot, į šį klausimą atsakysiu taip. Anksčiau, kai buvau jaunas, man visiškai buvo dzin nusišvilpti ant politikos. Mums nerūpėjo tas, iš viso net galvoje nebuvo. Kas mums rūpėjo? Mums rūpėjo, kaip užsidirbti pinigų, rūpėjo, kaip linksmai praleisti laiką, rūpėjo, kad būtų mergų mano atžvilgių, rūpėjo, kad būtų bachūrų. Mes gyvename, mes nežiūrėjome kažkaip tai į politiką. Ir dabar jaunimas kodėl neina į politiką? Todėl, kad jie tokie patys, kaip ir mes, jie kol nepasens, jiems irgi nerūpės. Nu, ne to, kad nepasens, bet kol jie nesubręs iki tokio amžiaus, kad jiems rūpės politika, jie irgi neeis į politiką. Todėl aš skambinau savo pažįstamiems, kurie jaunesni už mane. Jie man tiksliai tą pasakė, sako, Alfa, tu neatsimeni, ar tau anksčiau rūpėjo? Blin, nu tiksliai, man anksčiau tai irgi nerūpėjo. Man anksčiau rūpėjo tik tai verslas, pinigai, draugai, normalus gyvenimas, viskas. Daugiau niekas nerūpėjo, jokia politika nerūpėjo. Bet su metais ateina ir protas, čia nereikia jokių lūžių, čia reikia, kad protas ateitų, kai tu suaugi, kai pradedi mąstyti kaip suaugęs, nes tu iki 30, iki 35 gal metų tu dar nemastai kaip suaugęs, tau giliai dzin. Todėl sakyti, kad lūžis kažkoks tai įvyko, ne, čia kiekvienam greičiausiai su metais turi tas ateiti. Tas supratimas turi ateiti, kai tu pradedi daugiau įsiklausyti, įsižiūrėti, kai pradedi suprasti tada. Bet kol tu neklausaisi, kol tu nežiūri, kol tu žiūri tik televiziją ir tau televizija kala per dienų dienas, kad čia viskas gerai, ekonomika auga į viršų, atlyginimai kyla, nors nesvarbu, kad kainos kyla greičiau negu atlyginimai, bet vis tiek tau aiškina, kad gyvenimas gerėja ir tu gyveni ir tu nesupranti to dalyko. Ir tu eini į darbą ir tik žiūri, kad anksčiau galėjai
to nusipirkti, dabar nebeišeina, vėl mažėja viskas, brinksta, žodžiu, ir tu nesusimastai, kame reikalas. Tai tas turėtų, greičiausiai, čia turi ateiti su laiku.